Lukašenką mes ten galime įvairiai vertinti, bet du generolai, ne iš tos pačios politinės jėgos, du generolai iš VRM sistemos. Tai Vitalijus Gailius, liberalas kaip nekaip, buvęs finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos vadovas, ir Richardas Pocius, buvęs viešo saugumo tarnybos vadovas. Jis sako, palaukit, kodėl netyriamos kontrabandininkų bylos? Nuvažiuokit į pasienio rajonus, neikit pas policijos komisarą, užžiūrėkit pas kaimo seniūną arba pas eilinį ūkininką, paklauskit, kas veža kontrabandą. Jums pasakys adresus, jeigu taip jau grubiai šnekat, slaptažodžius ir vietas, kur slepiama kontrabanda. Kada paskutinį kartą buvo kokia nors garsi kontrabandos byla? Kada buvo koks nors atliktas tyrimas? Tai gaudykit tuos žmogeliukus, kurie ateina tų balionų pasimt? Ne. Ir kaip sako, ten jau generolas Pocius, tai iš vis žodžių neieško. Tai sako, vyksta žaidimas akselbantais ir lampasais vidaus reikalų ministerijoje ir valstybės sienos apsaugos tarnyboje. Ta pati sako liberalas Vitalijus Gailius. Tai gal čia reiktų priežasties ieškoti. Bet ne, maždaug sako, ne, Lukašenka turi visus išgaudyti juos. Tai, o mes, sako, pasėdėsim, parūkysim pipkę.